Čekas susidegė. Ir dabar susimokau, supildom ir nesmėginu nei jum, nei savo. Vaskyči, geniukas Vūdis. Blemba, vėl ta grifka krenta, labas rytas. Labas rytas, turim šeštadienio rytą. Ir ką mes veikiam, ką kiekvieną dieną. Gavom pasiūlymą, važiuojam pasižiūrėti varianto į Grigiškes džipo. Tai važiuoju, paimu Artūrą, pagalbininką. Ir važiuosim prie džipo pažiūrėti, kaip jis ten įsilaikęs ir kaip jis ten laikosi. Tai va, jūs šito nepamatysit turbūt. Ai, ne turbūt, o nepamatysit. Pamatysit šitą va naują seriją, šitoj, kur žiūrėsit. Tai va, tai prasideda, jūs matot visą laiką, tai va, nu, tipo serija, va, praeina savaitę ir jūs matot, praeina ir matot. Dabar matysit šitą va sekmadienį, kurį va žiūrit. Luka geras kameristas, karočią. Atvarėm prie Tarakano, einam kur Tarakaną. Tu Artūrai vaikščia, ką mes kursim. Turim flakuškis, kažko nesikūrė, mes jau bandėm ir be jūsų, pabandysim ir su jumis. O čia laidai, laidus panašesni. Gal reikėjo klemas prisukt, priverš turiu raktelį. A? Davai, duokit, aš prisuksiu. Labas, tai? Taip. Taip. Atkokius ir užsieną, gavo laidus. O, gerai. Nu ką, Artūrai, aš gal einu kurt, o tu biškėti riduosi. Čia ne faktas, kad čia dizelį dar yra šitam automobilį. Išgelbėjom Tarakaną. Davaitės draivą. Mes čia pravažiuosim biškį aikštelį. Kažkas pasisu elektrą biškį huoj. Kažkas biškį jau visų elektrą. Nusišnekėjo, ne? Aš irgi tą patį sakau. Kala variklis. A? Čekas susidegė. Gal toliau nevažiuojam. Ką pat atsidarysim. Čekas susidegė. Kažkas čia kažkur yra negerai. Da kamera, eik pagazuok biškį. Toks va džipukas. O, kaip jis purtosi visas. Kažko vibruoja. Ir čekas dega. Bet jau žinom, kad jisai kūrėsi. Tada kaip protų gauna, tai jam blogiau pasidaro. Va, kas nedžiugina. Va, kas nedžiugina mūsų. Duodai dingsta. Nu, kažkas šis jau įdomu, ne? Atrodo, kaip ir geniukas Vūdis, kaip ir ne geniukas Vūdis. A? Va, kas blogiausia, kad spidometras nerodo. Nifiga. Laisvų taip nėra. O, dumino kaip velnias važiuoti.
O kas čia gali būti? Atrodo, kad kala, paskui vėl nekala. Ant laisvų duodi gazo, pradūmina. Važiuoji, gauna jisai krūvio. Tik. Kas tai buvo? Jinai gal ir nuo stovėjimo dar biškai. Jo, bet variklis, kai stovėjai matėt gazuoju, zaibys atrodo. Pradedu važiuoti ir čekas susidegė. Nu čekas galvoro biškį ten per daug paima, tai čia... Čia ten spidometras tai apšiai nerodo nieko. Jo, o rodė. Jis paskui atsigaus, rodys. Atsigaus paskui? Jis apšils, pašils. Būdavo anksčiau spidometras nerodė, o paskui jau... Dabar čia ne... Važinėjai, tai jau rodė viskas. Neaišku, nei kiek kūro, nei kiek nieko, ne? Skau neaišku, nei kiek kūro, nei nieko. Kūro tai yra. Yra? Yra taip 10 litrų buvo užpilta, kai čia atvažiavo ir paskui vakar dar už 10 eurų. Nu davai dar pravažiuojam kartą, aš noriu biškį pašildyti, pažiūrėk, gal šiltas kitaip elgsis. O to hamuto nėra, kad užsukt tą orą. Nu davai, dar vieną kartą pravažiuojam. Tuoj mes dar biškį pravažiuosim. Yra, 4 veikia. Nu, mes turim savo servizą, tai tas biškį gelbėja. O, atsigavo. Ai, ne, atsigavo. Spidometras galbūt atsigavo. Čia, nu, ne variklis čia. Ar nesuprasi, Aš manau, kad su pardavėju reikia kainą biškį paderinti. Kiek? Manau, pasiūlyti jau 1,2, 1,3. 1,2, 1,3, ne? Nu, manau, 1,2 pasiūlyti, pažiūrėsim, kaip kalba. Ir galėsim, manau, nupirkti. A. Mažų. O, dumlio tai kaip, nežinau, kas pažiūrėk. Nu, mes ne mechanikai, bet prijaučiantis, savo servizas yra, tai gal kažką ir šarėm. Nu, aš galvoju, kad čia, ne, kad čia ne variklis, tai čia 100%. Bet tai kažkas, vat, purkštukas, gal hukas. Karočią, jeigu kainas už 1,3, karočią galim pirkti, aš galvoju. Tikrai. Ne? Važiuoklė gera. 4 dirba. Kažką bandytume. Davai, pabandom užgesinti užkurt. Esu kaip ir pašylęs. Čia rizika, karočią. Kaip sakosi, kas tai rizikuoja, tas negeria šampano. Atrodo kaip pelenai kokie. Pabandom užgesinti. Uždaigėlis. Dėdas kaip gazuoja, tai tokių važvilgsnių žiūri. Ko tik tai davai, dar neužkalt. Apie šitus prikūpus. Palibomų, nesakė, ir jis ir pats prikūpas. Gesinam ar einam bazarint? Negesinam? Kaip sakoma, nėra blogų mašinų, yra bloga kaina. Ne, nu rizika labai didelė, va tas... Yra kitų pirkėjų, jeigu užkals. Pas mane yra, kurie ima, važiuoja į Ukrainą ar ten kur. Nu tai jo, bet tai... Aš Sunėnas man sakė, neparduok, aš paimsiu 150, jeigu nims. Aš dar pasipaklausiu, galės dar vakare paskambinti. Sakysiu, kaip nori, tai dar ten 100 eurų numesiu, tai paskau vieną patūrį. O ne, tai... Nes... Padarom 1,3. Ir dabar susimoku, supildom mėginų, nei jum, nei savo. Jokių ten žinot, va mes nupirkom, papuolėm, jau čia mūsų kas sekas. Aš užsimetu, kad yra, po dudu stoja, po du internete. Nu yra, su normaliu, iš Vokietijos net mačiau, už dudu yra. Tai mums tiesiog rizika, karočiui, jeigu ką aš variklį kitą dėsiu. Supildom, sumoku, ne mėginų, niekam nei savo, nei jum. Tiesiai šviesiai. 1,3 be pretenzijų, be garantijų. Nu, pas žinot, dėdas. Mato, taigi ne mažas vaikas, jau saugius vyras. Čia tokia rizika, kad... Nu, 50. A koks čia variklis iš vis? 2,9. Kiek kilovatų pasi? 120. Tai yra, tokia. O SDK yra kažkoks kokino vardu? Yra, mano, viskas vardu. Jinai tik iš Vokietijos pravažiavo pirmą registraciją. Šaltas man. Tai čia jūs? 1,3 ir parūkam. Ir ne
Proto nieko visiškai, viskas. Ir viso, kas bus, tas bus. Gal aš sustosiu. Tai gerai. Tai mes dabar supildom. Jeigu 50 eurų dodės, tai daro tu duosiu. Kas temperatai? Ten padangos? Einam pildyti, viskas. Automobilis nupirtas su, dzedų sutarta, viskas. Einam pildyti, atjunginė kamera. Ką, kol nupirkom džipą, atsirado žmogus, o dar nori Toyota mum parodyti. Oi, variklis blogas šitas, žiūrėkit, iš karto jam parodysiu. Ne, aš ne. Daket. Ne, bet aš asmeniškai jau nesigąsdinu. Jinai buvo paimta mano nauja. Aha. Jinai dabar pravažiavo 230. Aha. Vieną purkštuką tik tai. Vieną, ne? Vieną. Nu, mano dėdukas važinės su Daketu, bet pasi... Kiek čia kilovatų? Pasi 110. A, čia 130. Pasi 110. Tai jisai, žinot, per 6 metus irgi turbūt 2 purkštukus šio Grigiškis. 230 aš pravažiavau. 230. Jisai 6 metus jau važinėjo. 7 metų, jo? O kai važiuoja, kai viskas? Bitė? Tai va. Jinai pravažiavosi, kepalas nekeistas 13 000 kažkas. O, tai blogai. Nu, Reikia keisti tepalą. Reikia tepalą keisti dažniau. nu aš keičiu kas 10, bet čia dabar 13 kažkas. Čia, žinai, dar neparaušta, ne... Čia Katina važinėva, jinai va... Aš gal jų variklį, tu kaip specialistas pasirinkai. Nu, toks aš ir specialistas. Kažkaip, palakit, man kažkas su kamera negerai. Dirba kaip обычно Toyota. Kaip обычно Toyota dirba. Dabar pavažiavau, žinai, gal kokius 3 kilometrus. Nu, namų. Tai kiek jūs pinigų vertinat? Ne, tavo tu pasiūlyk, aš tai, tudė, kad aš vis tiek pardavinėsiu, man vis tiek ateičiai, ne tu, ne tai kitas, Ne, tai taip. vis tiek ją. Nu, bet tai ką jūs įsivaizduojat, žinot, žmonių yra visokių ten. A? Tai žmonių visokių yra, ką jūs įsivaizduojat. Ką jūs įsivaizduojat? Nu, ne, aš nieko neįsivaizduoju dabar. Ne, tu žiūrėk, tu Tai va, tarakanas šitas vat nupirktas ir važiuosim į rajoną. Pirmas šitas drivas bus davažiuoti iki mūsų rajono. Davažiuosi jeigu iki rajono, tai jau skaitai bus gera mašina. Sveikučiai. Kaip galvojat, ką čia darom? O mes darom, atvažiavom pasižiūrėti automobilį. Gavom pasiūlymą lentvaryje. Skambinam šeimininkui. O, sveiki. Nu ką, kažkokių defektų yra didesnių? Defektų kažkokių yra didesnių? Ilgai turėjot? Ilgai turėjot? Mes? Guliamo gal 3 metai, gal 2. O pusė spidometro nerodo. Radau defektą. Radau defektą pirmą. Oba. O kaip dabar reiks nuleist? O buvo galima užtempt rankinį, ar ne? Ne, nes yra tos dalykas, tenais kaip užtraukti. Senis piek aš padariau. Ir tenais vienoje vietoje yra kur paspausti iškaip, tai nežinau. Tai senis piek aš padariau. Dabar viskas. Jo, tu savo, nu, primesk. Galvoju, pažiūrėsiu, rankinis veikia. Palauk, atsuktuvą reikia, palauk. Man atrodo, to aš sutvarkysiu pats. Kad va... Nu, aš gal, kad va šitą va, jeigu aš palenksiu. Išgelbėjo situaciją. Išgelbėjo situaciją, bet ant rankinio už šonų neis važiuot. Išgelbėtas rankinis, bet ir buvo man įtarimo, kad geriau rankinių netraukti. Kažkaip aš tokį turėjau įtarimą. Rida čia žiūri, nesuprantu, čia 333 tūkstančiai ir čia 400 kažkiek tūkstančių.
Nenaujas, jisai visai. Važiuok, kokius. Aš ir turėjęs irgi kažkaip džiaugsmo neneša šitie automobiliai. Paskutinį kartą aš pardaviau tokį už 800 eurų su sankabos defektu. Žinoma, mes eisim dėrėtis, nežinau, ar susidėrėsim ar ne. Ir ką jūs galvojat, ribetulės? Mano mėly bičiuliai, kaip aš sakau, ką jūs galvojat, kodėl aš mane filmuoju Arturito, o ne su S-Maxu lekė za ruliom į Moičką, todėl, kad kaip ir sutarėm už 900 nupirkti automobilį, bet vyras parduoda, o žmona Vilniui, o mes esam Lentvarė, jinai bus tik už valandos, tai mes susitarėm su kirtom rankom. Ir Artūras gyvena kažkur čia netoliese ir jis ateis vienas ir nupirks, nes yra šeštadienis, aš išvažiuoju į gimtadienį. Tai va, tai galimai, kad mes šitą automobilį nupirkom, o nupirkom ar ne, nežinau, pasakysiu vėliau. Labas rytas, tiesa, pirmadienis pas mus ir turbūt, nebus mikrofoną pamiršau jums. Blemba, generuojas už tą kamerą, nes visą laiką reikia įsijungti mikrofoną, aš dažniausiai pamirštu. Tai va, turim Mercedesą iš praeitos savaitės, nenupirkom, blemba, nepardavėmės jo, važiuosim, perplausim, perfotkinsim, parduosim, nes reikia atsikratyti praeitos savaitės automobilių. Ir turim Altėją, Altėja net ne iš praeitos savaitės, net iš už praeitos turbūt savaitės, ne? Irgi nežinom, kol kas dar laukiam, kaina kaip ir rinkos mažesnė, bet didžiausia problema, kad neveikia tas stiprintuvas ir nežinom, ką dabar daryti, ar remontuoti ar neremontuoti. Tai va, tai tiek, tai ką, pirmadienis toksai, pradedam nuo senų automobilių parašymo ir įdėjimo į skelbimus. Reikia naujų automobilių, reikia uždirbti pinigų, nes labai silpnas biudžetas, tai va, nežinau, kažką stengiamės, darom, išlindo saulė, tai kaip šikšnosparniai vaikštom, akis suraukia, nes aš neatsimenu, kada saulę paskutinį kartą mačiau. Tai šokam į Mercedesą, važiuojam, perplausim, perfotkinsim ir dėsim už pigiau, kad uždirbtų 2 lapus kokius, 2 lapai yra 200, nežinau, ir to ar pavyks, bet reikia jau atsikratyti, kad nupirkti kažką geriau kitą, nes nepatinka mums, kai stovite automobiliai, bet tol, kai jų nieks nepirka. Pasikarščiavom, nupirkom tą nesąmonę, technikinės daug, visko daug, bet tolkų iš to, nėra tolko. Lavonas yra lavonas, tai va. Gerai, tai ką, šokam į Mersą ir lekiam plaut. Normaliai eina, šonu gal net eitų. Ženkliuką laimį? Ne? Nebeturim visą. Šiandien nevyksta pardavimai rajone visiškai. Visiškai nevyksta viskas. Įdėta, perdėta, šmerdėta į špygą. Yra Robertas pas mus, galingas žmogus, kuris su dideliais kiaušiniais. Ir mes vaskinsim dabar už šitą Sijatą. Ar 400, ar 700. Karoči, jeigu 4 negerai, jeigu 7 gerai, a jis jau išvairuos. Buvom geriau sugalvoję, buvom sakę štuką arba 100, bet jau taip slydo. O čia nei vienam, nei kitam nebus žalka ir nieks neprapuls. Davai, Roba, iš 3 kartų. Kaip senais gerais laikais. Давай. Давай. Ну. Не, давай, 3 карты. Ну. Из 3 победы. Не, ты как? 3 laimėjimų turi būt? Не, 3 laimėjimų. Ne, davai 2 laimėjimai. Nu, 3 kartus vaskinam, nu. Не, 3 laimėjimų. Tai čia vaskint gali 10 kartų. 3 laimėjimų. Ну, давай. Васкичи, 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 Васкичи. Всегда matai, ką? Ir visą laiką tai būna, karočią. Aš pirmus, su Robertu ne pirmą kartą, aš pirmus 2 laimiu ir paskui sušika Robertas man reikalus. Sveikinu, Robertai. Laimėjot automobilį. Dar sėdėjai tokio adrenalino nejaučiu. Bet va, pas mus ne pirmą kartą taip.
Ir visą laiką jisai taip sujėda, karoči, ir ne pirmą kartą, bet 2 kartus laimėjau ir jau garantuotas, kaip ir 3 šansus dar turi, ir jis iš viršaus, tada 3 sausai. Ir ne pirmas kartas jau. Nu nieko nepadarysi, Sijatą pardavėm už 400, kas tai gaunasi, minusas gaunasi. Minus 200 eurų. Tai va ir tai būna. Nu kažkokio azartų įnešim, galbūt įdomu pažiūrėti. Ką nors nupirkom šiandien? Nieko? Nieko nenupirkom, bet 2-3 mašinas pardavėt, kaip matėt, pralaimėjom Sijatą į minusą nuėjom. Ir pardavėm Tarakaną pardavėm, į biudžetą keliauja plus 200 eurų ir pardavėm, ir pardavėm Audi, tą kur kariavom su Audi, pardavėm ir į biudžetą keliauja, pardavėm už 2-3, tai per pusę ten išlaidos kažkas, bet į biudžetą keliauja 500 euriukų. 500. Tai va, tai pirmadieninės nuotaikos tokios, dar čia vienam žmogeliui reikia vienos mašinos, tai bandom iš kažkur ištraukti kažką sugalvoti, kad dar užsidirbu kokį 100 kitą ir galima važiuoti pirmadienį jau namo. Tai va, tai prasidėjo mūsų pirmadienis, kaip pamatysite šitoje serijoje, žiūrėsim, kaip atrodys mūsų antradienį. Šitą savaitę reikia bliembų uždirbti pinigų labai daug. Tai tiek. Turim antradienį, ką mes šiandien turim gero padarę. Papietavę, pasportavę, papusryčiavę, turim jau 3 valandas, pažiūrėjo vieną automobilį, bet jo nefilmavom, nes ten greit skubėjom ir biškį pamiršau ir tą ir aną, bet vis tiek jo nenupirkom. Tai vienu žodžiu, pardavėm Mercedesą pardavėm, tą išsekėjų išpliusinom nuo jo 200 eurų, po 100 eurų su Artūru, tai keliauja 100 eurų į biudžetą. Ką dar šiandien padarėm? Nu tai va nors Mersą pardavėm. Atsikratėm tos šūdų krūvos, jeigu rimtai. Per daug aš už jį sumokėjau. Nes ten labai ne kažką mašina, bet išvažiavo, tai žmonės sakė, pasitvarkys kažkur važiuos į Ukrainą ar kur čia su juo. Ką dar? Laukiam vakarom. Kažkur vat nuo 4-5 valandų gal kažkam parodysim įdomesnio šiandien, nes yra 2 pasiūlymai, yra Audi A6 C6 quattro ir yra Passatas B6. Dėl Passato nežinau kaip ten kas, o Audi jaučiu galbūt ir pirksim. Tai kai bus kažko įdomesnio, tai būtinai pas jūs prisijungsim. Nu ką, nefilmavom automobilio, kurį nupirkom šiandien vakare, bet aš turbūt apie jį kalbėjau pirmai, dabar neatsimenu. Ką mes nupirkom? Savo mylimiausią automobilį, Audi A6 C6. Svarbiausia, kad tai yra Audi. Tai vat, nupirkom Audi už 1500 eurų, automatik, koža roža, su geru kėbulu. Šiaip kėbulas tai labai gražus. Nu, ten turi kažkokį pakelimą, dar kažką, bet čia runda. Tai va tokia ta Audelė nupirkta. Toj paprašė čia pažįstamas padaryti porą nuotraukų, to aš jas tai padarysiu, Artūras mane pafilmuos. O jeigu šiandien nesusidomė šito automobilio, tai rytoj mes jį išplausim, nupoliruosim faras ir įdėsim už brangiau parduosim. Jis važiuoja labai gerai, ne? Važiuoja labai gerai. Ir tas, tikrai neblogas. Prieš tai, kur turėjom, irgi pardėjom už dudų, kaip atsimenat. Tai šita dudų, labiau verta dėmesio negu ta varikliuko švarus, gražus, gera mašina. O vidury savaitės prasideda visai neblogai. Laukia klientai prie Audi A6 C6, kurį nesenai rodžiau. Važiuosim dar pirkti Peugeot ir kas svarbiausia, atsimenat, vakar kalbėjom apie Audinę, aš jums pasakau. Mes Audinę nupirkom. Nupirkom ir pardavinėsim. Žmogus nenorėjo filmuotis ir žmogus nenorėjo sakyti kainos, tai kainos nesakysim, pasakysim tik pliusą. Biškį aprodom mašinėlę, kaip atrodo. Čia yra Audi Q5, 2011 metų, 2 litrai, 125 kW dizelis su naujų technikinių ir geros būklės.
Ir čia tai ką, atvažiavom Piežavą, pasiūlė pažįstami žmonės, sako, muzika negroja, kas nusipirks, reiks pačiam dainuoti, karočią. Kėbulas, nepažiūrėsim koks, nes visas purve, kas daugiau čia gera. Karočią, mums nelabai kas čia svarbu, net mes turbūt net kapotą darinėsim, davai šokam prasivažiuojam. Nieko sau, o! Neblogas automobilis, gal visai panorama yra. Telikas, tu pažiūrėk. Iš kur šitoj mašinai telikas? Čekas net nedega. Tai čia ką tu sau, čia ne mašina, čia ne mašina, seniai, čia žvėrys. Už 500 eurų šitas nuostabus automobilis. Nutrauka silpnoka. Koks čia įdomu variklis? 6 gal. Jo. Trauka silpnoka. Gali būti PDF-as susikišęs, man atrodo, reiks išprogramuoti. Rida maža. Rida maža. Šiaip gražu. Telikas vajo. Kaip tas telikas veikia, klausyk? Pabandom įjungti. Oi, tu savo, tu parodyk. Telikas veikia, tai tu primesk. Dar nematęs Peugeot su teliko. Bet čia ne Orgas turbūt. Bet panelė kaip Orgas. Tu matęs? Su panoramom. Nuotraukos tai visai nėra. Nu, tipo tokia. Nesupras. Tai ką mes darysim, nuvešim pas tą autoservisą, patikrinsim. Ir paremontuosim tipą? Ai, nu gal ir paremontuosim biškį. Kažką minimaliai. A ne? 6 bėgių dėžėtų, pažiūrėk. Čia gal 2 litrų. Karočią, aš man atrodo, aš jau žinau, ką mes darom. Einam pildyti sutarčių, ne? Nėra čia ko važinėtis. Žmonės čia kaip ir savi. 2 litrai 100 km. O, tai šiaip turėtų geriau važiuoti. Užteks to greičio. Teliką jungiam ir telikas kažką vis tiek grįbėt. Ne, nerodo čia nefiga nieks. O, rankinio nėra. Visiškai. Rankinio nėra, bet stabdžiai yra. Žiūrėk, Rolexai. Rolexas primesk. Seni. Rolexas. Nifiga себе, gal tas laikrodis daugiau kainuoja negu šitą mašiną, a? Kaip tu galvoji? Nu ką, turbūt perkama, ne, neįsikalinėjom čia baisiai. Kainos jau nenuleis ir taip nebloga ta kaina. Einam pildyti dokumentų, duokit kamerą. Nu ir ką jūs galvojat? Nėra bloga mašina ta Audi. A6, C6 parduotų už 2.1. Į biudžetą keliauja 300 eurų. Ir parduota Audi Q5 į biudžetą keliauja plus 500 eurų. Tai kad Audi atleidžiu visoms Audi kiek turėjau. Nu kaip, bet ir šį visas ir per daug gerai. Nu tipo plus minus. Tai va, Audi yra gera mašina. Tai ką, o dabar keliaujam pasižiūrėti Chevroleto. Ten jau filmuosim viską. Man atrodo, ten žmonės bus nieko prieš. Ten kažkoks yra alė variklio gedimas. Nu, ten žmonės patys nelabai šarit. Gal ten ir variklio gedimas. Nu, vienu žodžiu važiuojam, pasižiūrim ir tenais mes prisijungsime pas jūs. Oi, 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 oi. Nu, duok raktą. Nekurta, kiek dienų? Nežinau, čia palauk, kada? Nuo praeitos savaitės. Stovi, ne? O. Nu, davai, bandom. Pane, aš jau užgesinau. Jau viskas. Artūr... Atidaryt. Išgirsti garsą. Metalo garsas čia. O čia ką, iš grandinė ar kas čia? O žinot, kas čia per garsas? Geniukas Vūdis. Bet nenoriu čia murzintis. Kažkas iš jo gali. Normaliai tiksi.
A? Nu, žiūrėti, ir keičiasi garsas. Nu, gal dar to neužlinks. Bet ten kažkaip, bet tai metalas. Metalas. Oi, kaip negerai net nukratė. Karoči. Nu, kažkaip variklio, nu, defektas. Nu. 5-6. Ai, nu. Kas jie darys už tą trandulietą, a? Karoči. 400. Ir tai man, tai aš nežinau. Galvokit, aš tiesiog paimsiu kažką, prigalvosiu, gal nufilmuosiu kaip užkala variklis. Ir išmėsiu nahui. 500 neištams? Nu tai, kad nu, nėra kur paskui man ką čia, nu, į metalą priduoti. Tai čia metalas dabar. Galiu iš duok už 200 pasiimti du įrangą. 4 nori tiesiog ir palieku čia pasiimsiu kažkada. Ten kada nors. Na, davai iš 4. 4. Ten vaiko kėdutė, mačiau, yra. Na, tai ten išsiimsim tau daiktus. A. Nori šiandien užsiimti. Ne, nu aš noriu susipildyti dokumentus, atsiskaityti ir viskas. Aš čia pasiimsiu tai paskui, kas rytoj gal. Na, okei. Nu, tai daug savo mes einam pildyti. Nupirkom šitą, kaip čia švies taip? Nupirkom šitą kažkokį egzotinį Chevroletą už 400 su gelniukų vūdžiu. Ką su jo darysim, net neįsivaizduoju. Tiesiog atvažiavau ir, nu, aš nežinau, kam aš jį pirkau. Gal mes eisim į minusą, o gal ant savų, o gal... Net ką mes darysim su. Žiūrovai, ką mes su juo galim padaryti, gal ją sudegint, o gal... Ne, nu, bet reikia kažkas su gero padaryti. Į mišką gal važiuosim. Arba važiuosim redline, kol užkals variklis. Bet čia, man atrodo, iki namo kampus, net ar da važiuosim. Red Bull'ui įpilisi vietą tie Ai, va, gal Red Bull'is padėtų, atsičiūkint ant sparnų. Tai va toksai va tas Chevroletas. Chevroletas kaip šitas, kaip šedevras. Šitos pusės tai nebuvo pijas. Nu, triperis kaip triperis, kažką vis tiek primastysim. Tai vat kol kas tiek. Važiuosim dabar į Kauną. Kaune yra Outlanderis. Jau kaina sutarta, bandysim varyti pasiimti. Oi, prisižvengiau negaliu, karoči. Stovim, derinam automobilį, papasakosiu mažą istoriją. Derinam. Ir, karoči, aš vieną šneku su Artūru, tu šnekėsi kažką, net stovim. O pasirodo, jisai norėjo į tualetą šikti. Ir jis žmogus ten nieko nešnekėjo. O aš ten toliau, kai jis laik mėgstu šnekėti. Karoči. Tai dabar atvarėme į degalinę. Tai jis ten jau pusę valandos. Tai, karoči, sakė, blogą žuvį valgėm čia kavinį pietavams. Sakau, tai susuko, kad kana, karoči, bet labai juokinga istorija, nežinau. Oi, tai va, bet Outlanderį mes nupirkom. Outlanderį nupirkom už 1700 eurų. Juodas, gražus, suomiškas. Pas suomius raidos būna tikros, tai čia palibomu irgi tikra. Ir kėbulai šiaip būna geri. Nu, šiaip geras mašinas. Man suomiškas patinka, pas mane pati Mersas irgi iš Suomijos. Tai va toks vat modeliukas. Kas pasi... Ne taip, tai salonas toks. Veliūrinis tipo, bet toks biški gal patrintas, sakyčiau. Ir pirko mašiną pas žmogų, kuris tipo nupirko savo tėvų, jis kaip ir gal biški pirikūpas, bet tai nesuprasi. Tai biški man tas nepatiko, bet nu, ką padarysi. Bet šiaip gražus, va, tik išplauti šiaip reikia. Gražus aparatas. Tai va, varom į Vilnių, turim ten kam permest galimai. Tai važiuosim, bandysim permesdinėti. Artūras dar, va, aš jau kiek paskui, jis dar negrįžo iš tualeto, jis jau ten taip ilgai, kad aš... O, jis man kaip paskambino paklausiu, kur jis sustrigo, tai jis kaip pradėjo man pasakoti, aš net apsiverkiau. Tai va, aš šiandien pasiimu kavutės, laukiu Artūro, kada jis ten pagaliau virvetą prarijęs išeis. Pažiūrėkit, kiek valandų, be 10:11, be 11:11. Grįžtam į Vilnių, važiuojam jau aplinkelį ir Outlanderis jau yra
parduotas. Šiandien kas pas mus trečiadienis. Nu, parduotas už 2,5. Per pusę, po 400 keliauja kiekvienam, tai 400 mano biudžetą. Jeigu taip ir varysim, tai galbūt taimk ir nusipirks. Visi pirikupai, karočią, sėdėjo be darbo, nes 0 buvo variantų ir 0 klientų ir 0 visko ir kažkas skambina. Gerai, tuo atsiliepsim. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, kad va šiandien penktadienį reikia priduoti medžiagą, tai galbūt dar kažką nufilmuosiu. Ir noriu jums priminti, kad mes atliekam dar servizo paslaugas. Jeigu jums kažko reikia pasikeisti važiuoklį kažkokią detalę ar tepaliukus ar kažką, pakeisim su kokybė, su garantija. Mechanikai atsakingai dirba, su patirtim ilgametė. Tai jeigu kažkam kažko reikia, tai prašau kreiptis. Ir dar paspauskit laiką ir pasubscribinkit. Būsiu labai nuo širdies dėkingas jums.